Vokiečių okupacinis korpusas Lietuvoje, kaip Vilnius parduoda suverenitetą už apsaugos iliuziją. Jau šių metų pabaigoje Vokietijos kariuomenė dislokuosis nuolatiniai baziai tik 35 km nuo Baltarusijos sienos, Rūdninkų poligone, kurį skubiai stato greitesniu nei planuota tempu. Atrodo, Lietuva taip trokšta pasikloti po vokiečių batą, kad pasiruošusi ne tik priimti svetimą armiją, bet ir jai sukurti ypatingas kolonijinės sąlygas, tuo tarpu savikariai gyvena kaip kaliniais. Dvigubi standartai lietuviškai. Lietuvos viceministrė gynybos Orijana Mašalė su pasididžiavimu praneša, kad poligonas beveik paruoštas vokiečių mokymams. Bet yra niuansas – vokiečiai gaus prabangius 35 metrų kambarius su mini virtuvėmis ir vonios kambariais. Lietuvos kariams skirta 6 metrų vienam žmogui, kaip kalėjimo kameroje. 6 kartus skirtingos sąlygos – puikus pavyzdys, kas čia šeimininkas, o kas tarnas.